Labas, mano vardas Gediminas ir šiame video noriu su tavimi pasidalinti apie GLU kompaniją, šios kompanijos produktus ir kaip tu su šia kompanija galėtum uždirbti pajamas. Bet pirmiausia, pakalbėkime šiek tiek apie sveikatą. Ar kada nors jautei, kad tavo kūnas nefunkcionuoja optimaliausiu būdu? Galbūt pajauti, kad energija žema, nuotaikos nėra, dėmesio koncentracija prasta, virškinimo problemos, svoris kyla, neišsimiegi gerai. Ar tikrai tai tik amžius? Gal tu tiesiog sensti? O gal tai tavo biologija veikiama per didelio krūvio? Jeigu tai būtų tik amžius, tada jauni žmonės taip nesijaustų, bet mes matome, kad vis daugiau jaunų žmonių taip jaučiasi taip pat. Vien simptomų gydymas nesutvarko biologijos. Kava, dietos, tabletės, energetiniai gėrimai ir visi kiti dalykai yra tik trumpalaikiai pleistrai, kurie neišsprendžia pagrindinės problemos. Bet ar tu žinojai, kad tavo sveikata turi valdymo centrą? Žarnynas nėra vien tik virškinimo organas, tai tavo sveikatos valdymo bokštas. Čia gyvena tavo imuninė sistema. Apie 70% tavo imuninės sistemos ląstelių yra žarnyne. Taip pat uždegimai. Kai žarnynas yra uždegiminis, jis kaupia riebalus, toksinus ir vandenį. Serotoninas, geros nuotaikos hormonas, 90% serotonino gaminama tavo žarnyne. Ir žinoma virškinimas. Pažeisto žarnyno sienelės didina pralaidumą ir trukdo įsisavinti maistinės medžiagas, ko pasekoje mes valgome vis daugiau. Tad pirmasis produktas būtent išsprendžia šitą problemą ir padeda mums susitvarkyti savo žarnyną. Tai yra kliniškai sustiprintas žarnyno barjero atkūrimas. Dauguma žarnynui skirtų produktų naudoja standartinį kurkuminą. Mes naudojame nomiku. Tai yra patentuotas aukšto biologinio prieinamumo kurkumino technologija. Kodėl tai svarbu? Nes įprastas kurkuminas yra prastai įsisavinamas. Nomiku sukurtas greitam ir pastoviam įsisavinimui, todėl gali veikti būtent ten, kur prasideda dirginimas. L-gliutaminas tiesiogiai maitina žarnyno ląsteles, padėdamas palaikyti barjero vientisumą, o antioksidantai ir augaliniai ekstraktai palaiko subalansuotą uždegiminį atsaką. Tai nėra tik paviršinis palaikymas, tai tikslinis ląstelių atkūrimas. Patentuota probiotinė intelektika. Ne visi probiotikai yra vienodi. Labai daug probiotikų žūsta mūsų skrandyje dėl skrandžio rūgščių, bet Bifikol yra būtent kliniškai atrinktų ir patentuotų padermių, kurios išgyvena tavo skrandžio rūgštis ir pasiekia tavo žarnyną, kur gali atlikti svarbų darbą. Šios padermės specialiai parinktos dėl jų gebėjimo išgyventi virškinimą, palaikyti žarnyno komfortą ir prisidėti prie imuninės bei barjero funkcijos. Kartu su prebiotinėmis skaidulomis jos ne tik prideda bakterijų, jos padeda kurti subalansuotą ekosistemą. Tai mikrobiomos strategija, o ne spėlionės. Taip pat pažangus virškinimo veikimas. Efektyvus virškinimas reiškia skaidymą ir srautą. Būtent fermentai padeda virškinti baltymus ir sumažina virškinimo apkrovą. Imbieras skatina natūralią žarnyno motoriką ir komfortą. Mažiau stagnacijos, mažiau sunkumo. Geresnis maistinių medžiagų įsisavinimas, jūsų žarnynas ne tik jaučiasi lengviau, bet dabar veikia efektyviau. Ir, žinoma, ląstelių apsauga ir detoksas. Žarnynas nuolat patiria vidinį ir išorinį stresą. Chlorela palaiko natūralius detoksikacijos procesus ir padeda surišti nepageidaujamas medžiagas virškinimo trakte. Vynuogių sėklų antioksidantai saugo žarnyno audinius nuo oksidacinio streso. Tai sumažina spaudimo žarnyno gleiviniai ir palaiko ilgalaikį atsparumą. Tai nevalymas, tai struktūrinis atstatymas mūsų žarnyno. Antrasis produktas tai yra Perfect Collagen. Kliniškai aktyvuotas kolageno tiekimas. Šiame kolageno maisto papilde yra Verisol kolagenas, nes ne visas kolagenas yra vienodas. Būtent Verisol yra patentuotas bioaktyvus kolageno peptidas, paremtas klinikiniais tyrimais su žmonėmis.
Jo specifinis peptidų profilis veikia kaip biologinis signalas, padedantis skatinti natūralią odos kolageno gamybą iš vidaus. Šis kolagenas moksliškai įrodytas, kad per 4-8 savaitės jau mes pamatome skirtumą savo odoje. Ir tai įrodyta moksliniais tyrimais naudojant 2500 mg verizolio. Mūsų kolagene yra 5000 dviguba dozė būtent šio kolageno. Tai nėra tik kolageno papildymas, tai ląstelių atsakingų už stangrumą ir struktūrą aktyvinimas. Natrio hialuronas palaiko gilų drėkinimą odos matricoje, didindamas elastingumą ir matomą glotnumą. Jūs ne tik papildote kolageną, jūs aktyvuojate atsinaujinimą. Taip pat kolageno aktyvinimo sistema. Jūsų organizmas negali gaminti kolageno be tinkamų maistinių medžiagų. Kolageno gamyba yra procesas, o šios sudedamosios dalis yra įrankiai, kurie leidžia jam vykti. Vitaminas C aktyvina kolageno formavimąsi, varis ir manganas padeda sukurti stipres kolageno skaidulas, silicis palaiko struktūrinį tvirtumą, MSM ir cisteinas prisideda prie jungiamojo audinio atsparumo. Be šių kofaktorių kolagenas negali susidaryti tinkamai. Ši formulė ne tik aprūpina kolagenu, ji padeda jūsų organizmui jį susikurti teisingų būdu. Ir žinoma, kolageno apsauga ir ilgamžiškumas. Kolageno praradimas susijęs ne tik su amžiumi. Jį taip pat lemia kasdieninis oksidacinis stresas. Ar žinojai, kad nuo 25 metų kasmet po 1% prarandame kolageno? Ir kai mums yra 50 metų, mes jau praradom 50% kolageno, kurį mes turėjome, kai mums buvo 25. Šis derinys palaiko antioksidacinę apsaugą ir sveiką ląstelių funkciją, padėdamas apsaugoti esamą kolageną nuo irimo. Riboflavinas ir niacinamidas palaiko ląstelių energiją ir atstatymo procesus. Burokėliai ir mikroelementai prisideda prie subalansuotos audinių funkcijos. Kolageno atkūrimas yra galingas procesas, o jo apsauga yra būtina, jeigu mes norime daugiau jo išlaikyti. Tai yra struktūrinis grožis iš vidaus. Kolagenas suteikia struktūrą, tačiau struktūrai reikia palaikymo. Šis derinys padeda sustiprinti jungiamojo audinio struktūrą, kuri palaiko odą, plaukus ir nagus. Silicis stiprina struktūrinį stabilumą, MSM palaiko audinių lankstumą ir komfortą ir hialurono rūgštis padeda išlaikyti drėgmę odos matricoje. Kai vidinė struktūra yra stipri, išorė atrodo lygesnė, stangresnė ir atsparesnė. Tai nėra paviršinis grožis, tai struktūrinė jėga, kurią galima pamatyti vizualiai. Na ir taip pat jau greitai bus dar vienas produktas – Perfect GLP-1. GLP-1 yra natūralus hormonas mūsų organizme, kuris suteikia sotumo jausmą. Jisai natūraliai išsiskiria, kai mes valgome ir reguliuoja būtent sotumo jausmą ir kiek maisto mes valgome ir kokiu greičiu maistas keliauja per mūsų virškinimo sistemą. Dabar šiais laikais jau atsirado daug cheminių vaistų, kuriuos žmonės perka ir naudoja, būtent kad suaktyvuotų GLP-1 hormoną savo kūne. Bet kaip žinome, vaistai dažnai turi visokiausių šalutinių poveikių. Šis produktas bus natūralus produktas, kuris vėlgi augalų ekstraktų pagalba suaktyvuos GLP-1 hormono aktyvaciją tavo kūne ir tokiu būdu mažins apetitą, padės tau sumažinti porcijas, kurias tu valgai, lėčiau maistas keliaus per tavo virškinimo sistemą, kad tu išliktum soti arba sotus ilgesnį laiką ir tai žinoma padės numesti nereikalingus kilogramus, jeigu jų turi. Sveikata dar niekada nebuvo tokia skani, premium kokybė kiekvienam iš mūsų. Tad su šiais 3 produktais mes atstatėme sistemą, o dabar metas aktyvuoti mūsų biologinį kūno intelektą. Kai kūnas švarus ir subalansuotas, jis daug geriau reaguoja į biologinius signalus. Tavo kūnas kalba žolinių augalų kalba. Gerokai prieš šiuolaikinę mediciną žmonės gydėsi žoliniais augalais. Jie yra biologiškai suderinami su mumis,
Mūsų DNR juos lengvai atpažįsta ir į juos reaguoja. Šiandien tai jau pagrįsta moksliškai. Augalinės molekulės veikia žmogaus biologiją daugybę lygių. Nuo nuotaikos ir energijos iki medžiagų apykaitos bei hormonų pusiausvaros. Ir mes tik pradedame išnaudoti jų tikrąjį potencialą. Čia yra keletas iš augalų, kurie įeina į mūsų aktyviuosius lašus, kuriuos tuoj tau parodysiu. Visi šitie augalai būtent veikia natūraliai mūsų kūną ir mūsų organizmą ir padeda mūsų kūnui pačiam susitvarkyti ir susiremontuoti, vietoj to, kad priverstų jį kažkokiais išoriniais būdais. Ar kadais nors įsivaizdavai, kokį poveikį gali turėti kelių tokių ypač grinų ir moksliškai ištirtų natūralių ekstraktų sujungimas į vieną sistemą? Tas efektas gali būti didžiulis. Ir čia būtent mes turime mūsų funkcinius lašus. Mes iš viso turime 6 funkcinius lašus. Perfect Anti-Stress, funkciniai lašai skirti mažinti stresą, mažinti nerimą ir įtampą. Perfect Drena, aktyvieji lašai, funkciniai lašai, kurie padeda šalinti perteklinį skystį iš mūsų organizmo. Perfect Energy, funkciniai lašai, kurie padės mūsų kūnui pačiam gaminti daugiau energijos, kad turėtume jos daugiau. Perfect Hormonal Balance, būtent funkciniai lašai moterims, kad subalansuoti hormonus, ypač menopauzės, perimenopauzės metu. Perfect Immunity, tai yra imunitetui skatinti skirti funkciniai lašai, kurie aktyvuos natūralius kūno procesus, kad sustiprėtų imunitetas natūraliai. Ir Perfect Sleep, tai funkciniai lašai, kurie padės geriau išsimiegoti, geriau pailsėti ir geriau tavo organizmui atsistatyti. Jei dalinimasis sveikata, pasitikėjimo ir galimybėmis yra rūpestis kitais žmonėmis, kaip galėtų atrodyti tavo gyvenimas, jeigu tiesiog dalintumeis daugiau. Tad pakalbėkime, kaipgi galime ne tik tai naudoti šios nuostabius produktus ir jaustis sveikai, bet kaip galėtume dalintis šiais produktais ir šią galimybę, kad uždirbtume dar daugiau. Giliu yra visiškai nauja kompanija. Ji vos tik ką tik atsidarė ir rinka yra visiškai neužpildyta. Beveik niekas dar nežino apie šitą kompaniją ir šiuos produktus, kas tau sukuria unikalią galimybę būti vienam arba vienai iš pirmųjų, kurie pradės dirbti su šia kompanija ir būtent turės galimybę dalinti šiais produktais ir šią galimybę su kitais žmonėmis. Tai yra labai, labai gera žinia. Ir kaip tu gali uždirbti? Gali uždirbti 2 būdais. Gali tapti affiliate, visiškai nemokamai užsiregistruoji, neturi daryti jokių nustatytų apyvartų ar kažkokių kitų reikalavimų, bet iš karto pradėsi uždirbti nuo rekomenduojamų žmonių pirkimų. Arba gali kurti tinklą. Gali tapti IBO, Independent Business Owner, nepriklausomas verslo savininkas, ir tada gali statyti komandą ir uždirbti visus skirtingus bonusus, kuriuos aš išvardinsiu šiandien. Tavo pasirinkimas, tu bet kada gali pakeisti iš affiliate, kuris tiesiog rekomenduoja produktą, į IBO ir iš IBO atgal į affiliate. Tai yra visiškai tavo sprendimas. Tad, prisijungus prie kompanijos, tu iš karto gausi savo nuorodas. Nuorodą į elektroninę parduotuvę, kur žmonės galės ateiti ir apsipirkti produktus ir tu uždirbsi nuo visų tų pirkimų, ir nuorodą, kad registruoti žmonės į savo komandą. Tai yra labai, labai šauni galimybė. Ir pirmas bonusas, kurį tu gali uždirbti, nesvarbu, ar užsiregistravai kaip affiliate, ar tu nori būti IBO, verslo partneris, abiem atvejais tu uždirbsi lifetime bonusą 20% nuo žmonių pirkimų. Ką tai reiškia? Reiškia, kai klientas arba verslo partneris užsiregistruos per tavo nuorodą, tu uždirbsi 20% nuo to žmogaus apsipirkimo. Bet ne vieną kartą. Visą likusį gyvenimą. Kiekvieną kartą, kai tas klientas ar verslo partneris grįš į elektroninę parduotuvę ir apsipirks, tu uždirbsi 20%. Šioje kompanijoje nėra kliento kainos ir verslo partnerio kainos. Visi perkame produktą tą pačią kainą. Dėl to visi žmonės, kuriuos tu užregistruoji į kompaniją,
tu uždirbsi 20% nuo jų apsipirkimo. Ir tai yra labai gerai, kad kaina visiems vienoda, nes tokiu būdu nebus taip, kad turgeliuose šitie produktai bus pardavinėjami už pusę kainos, kaip dažnai vyksta, ir tokiu būdu tada tu negali rasti klientų, nes klientas sako, kam man pirkti iš tavęs, jeigu aš galiu už pusę kainos nusipirkti kažkokiuose turgeliuose. Čia visi pirksime produktą tą pačią kainą, todėl nebus žmonėms prasmės to produkto pardavinėti pigiau kažkur kitur. Tai sukuria tau ilgą amžį ir pelningą verslą. Tad kaip ir minėjau, visi žmonės, kuriuos tu užregistruosi, ar kaip klientą, ar kaip verslo partnerį, tu uždirbsi 20% nuo jų perkamų produktų. Bet kai pradės augti tavo apyvarta asmeniškai pakviestų žmonių, reiškia, kuo daugiau klientų ir kuo daugiau partnerių tu užregistruoji, tuo daugiau produktų jie pirks ir žinoma didės apyvarta. Tai didėjant tą apyvartai tu gali uždirbti dar daugiau negu 20%. Kaip matai čia šioje skaidrėje, jeigu tavo asmeniškai pakviesti visi žmonės padaro 500 taškų apyvartą, gausi papildomą 1%. Reiškia, uždirbsi 20 plus 1%, reiškia 21%. Jeigu tavo asmeniškai pakviesti žmonės padaro 1000 taškų, uždirbsi plus 2%, reiškia 22. Na ir galiausiai, jeigu tavo asmeniškai pakviesti žmonės padaro 5000 taškų, tu uždirbsi papildomą 10%. Reiškia, vietoj 20 uždirbsi 30% nuo visų tavo asmeniškai pakviestų žmonių pirkimų. Na ir žinoma, šį verslą gali bandyti daryti vienas arba viena, arba gali prisijungti prie LabX ir dirbti taip, kaip daro efektyviausi. LabX yra kompanijos sukurta mokymų sistema, kur mes turėsime mokymus, tinklalapius, įrankius, bonusus ir visokius kitus dalykus. Dėl to verta naudoti sistemą ir nebandyti išrasti dviračio. Tad tu galėsi įsigyti LabX sistemą ir naudotis ją už 19,99 € per mėnesį, jeigu to norėsi. Na ir pirmasis bonusas, tas bonusas, kurį gauni už savo asmeniškai pakviestus žmonės, jį gauna ir affiliate, taip, žmonės, kurie užsiregistruoja nemokamai ir nedaro jokių asmeninių apyvartų, neprivalo daryti, ir IBO, verslo partneriai. Visi kiti bonusai, kuriuos dabar išvardinsiu, juos gauna tik tai IBO, verslo partneriai. Šitų bonusų jau nebegauna affiliate. Kad taptum IBO, turi daryti 80 asmeninių taškų per mėnesį apyvartą, reiškia įsigyti produkto kažkur už 140 € ir įsigyti mokymų sistemą LabX. Kai tai padarai, tu pradedi uždirbti dar daugiau. Tu gali uždirbti, kol ugdai savo lyderius per 7 kartas. Reiškia, kaip minėjome, už savo asmeniškai pakviestus žmonės tu uždirbi 20 iki 30%. Bet po to gali uždirbti 5% už jų pakviestus žmonės, 4% už tų žmonių pakviestus žmonės, 4% už sekančią liniją, 3% už sekančią, 3% už sekančią ir 1% už paskutinę 7 gylį. Taip, tai reiškia, įsivaizduok, tu pakvietei žmogų, tas žmogus pakvietė kitą žmogų, tas žmogus pakvietė kitą žmogų ir taip 7 kartus ir tu uždirbi per visas šitas 7 kartas. Taip pat gali uždirbti leadership bonusą. Leadership bonusas yra nuo 5 iki 50% nuo tavo lyderių uždarbio tau kompanija sumoka. Reiškia, tu neatimi nieko iš savo lyderių, bet kompanija tau sumoka pagal tai, kiek uždirba tavo lyderiai. Reiškia, jeigu tu padėsi savo komandos nariam uždirbti daugiau, tokiu būdu tu uždirbsi daugiau. Įsivaizduok, jeigu tavo leadership bonusas yra 25%, tai jeigu tavo lyderis uždirbo 1000 €, tu uždirbi 250 €. Jeigu tavo lyderis uždirbo 3000 €, tu uždirbi 750. Jeigu tavo lyderis uždirbo 5500 €, tu uždirbi 1375 €. Tai pagal šitą pavyzdį, vien tik iš lyderių bonuso tu uždirbtum 4800 € tą mėnesį. Visai neblogai, ar ne? Tai yra tik vienas iš bonusų. Taip pat yra milestone bonus. Tai yra vienkartiniai bonusai, vienkartinės premijos, kurias tu uždirbi pasiekiant vis aukštesnį lygį kompanijos marketingo plane. Ir bendroj sumoj, nuo pirmos iki paskutinės pakopos marketingo plane, tu gali iš viso uždirbti 381 000 €. Neblogai, ar ne? Ir čia yra lentelė, kurioje matome,
kiek mes uždirbame pasiekę skirtingus lygius. Tai kaip matai, kairėje pusėje mes matome visus lygius, prasideda klientas, tada afiliatas ir tada IBO, verslo partneris. Ir tada Bronze IBO ir keliauja iki aukščiausios pozicijos, kuri yra Galaxy Crown IBO. Tai kaip vienos žvaigždės Star Silver IBO, tu uždirbsi 100 eurų vienkartinį bonusą. Bet pasiekus aukščiausią poziciją kompaniją, Galaxy Crown IBO, tu uždirbsi 100 000 eurų vienkartinį bonusą. Visai neblogai, ar ne? Tokiu būdu, kiekvieną kartą, kai pasieki vis aukštesnę poziciją, tu gausi vis didesnę piniginę premiją už tai, kad tu pasiekiai tą lygį. Ir kaip tie lygiai pasiekiami? Jie pasiekiami nuo tavo komandos apyvartos. Tai jeigu pažiūrėsi, čia daugmaž vidury lentelės yra stulpelis, kuriame parašyta Group Volume Points. Group Volume Points. Tai čia yra grupiniai taškai. Ir kaip matai, kuo daugiau grupinių taškų tu turi, surenki per tą mėnesį, tuo aukštesnę poziciją tu pasieki. Reiškis, pirmasis laiptelis, kaip matai, yra 2000 grupinių taškų. Paskutinis laiptelis yra 1 000 000 grupinių taškų. Ir žinoma, kuo daugiau tų grupinių taškų tavo komanda padaro, tuo aukštesnį lygį tu pasieki. Kaip matai, yra labai daug pozicijų, iš viso 30 laiptelių marketingo plane, kas yra labai gerai, dėl to, kad tu galėsi nuolatos progresuoti visą naują lygį. Kartais, kai yra nedaug tų laiptelių, nedaug tų lygių, tada tarpai tarp tų lygių yra labai didžiuliai ir kartais žmogui užtrunka metus, gal net daugiau, pereiti nuo vieno laiptelio iki kito, kas yra gana nuobodu, ar ne? Mes juk norime progresuoti ir vis uždirbti naujus bonusus ir vis gauti naujus prizus. Tai čia, kadangi yra tiek daug lygių, tu galėsi progresuoti gana greitai ir bus žymiai įdomiau. Taip pat, kaip matai, pirmąjį laiptelį pasiekus, kur yra number of IBOs, reiškia skaičius verslo partnerių, kuriuos tu turi turėti komandoje, pirmą laiptelį pasiekus yra 3, antrą laiptelį pasiekus yra 4, trečią laiptelį pasiekus 5 ir paskiau visą laiką 6. Reiškia, tu nebūsi priklausoma arba priklausomas nuo savo komandos. Nes kartais kai kuriuose marketingo planuose tu tampi, kaip aš vadinu, įkaitu savo komandos narių. Jeigu tavo komandos narys nepasiekia kažkokio tai lygio, tada tu negali progresuoti toliau. Bet čia tau paprasčiausiai reikia turėti 6 verslo partnerius, kurie padaro 80 taškų per mėnesį ir naudojasi LabX mokymų sistema. Viskas. Jie neturi pasiekti kažkokių aukštų lygių, kad tu galėtum progresuoti. Žinoma, tu esi suinteresuotas arba suinteresuotas padėti savo komandos nariam progresuoti, bet tu nebūsi nuo to priklausomas arba priklausomas. Tavo darbas – kuo daugiau klientų užregistruoti, kuo daugiau verslo partnerių užregistruoti, kad didėtų tavo komandos apyvarta ir tokiu būdu tu vis pasieksi aukštesnės pozicijas, aukštesnius lygius ir nebūsi priklausoma nuo kitų žmonių. Ir kaip matai, tau vėlgi reikia tiesiog būti išsipirkus LabX sistemą ir daryti 80 asmeninių taškų. Kaip matai, nuo pirmo lygio iki pačio aukščiausio lygio jie nesikeičia. Visą laiką 80 asmeninių taškų. Taip, tau nereikia vis daugiau ir daugiau produkto pirkti kiekvieną mėnesį, kurį paskui ten sandėliuoji savo garaže ar panašiai. Tarp kitko, produkto apskritai sandėliuoti nereikės, kadangi tu gauni elektroninę parduotuvę ir klientas siunti tiesiai į savo elektroninę parduotuvę. Reiškia, tau nereikia sandėliuoti produkto namuose, lakstyti į paštomatus, ten siuntinėti tų produktų, siunti klientą tiesiai į parduotuvę, jis apsiperka, o tu iš karto gauni komisinius, o kompanija išsiunčia tą produktą tam klientui. Ir kaip matai, dešinėje lentelės pusėje yra 2 lygis, 3 lygis, 4 lygis, 5, 6 ir 7. Tai kaip matai, kuo aukštesnę poziciją pasieksi marketingo plane, tuo tau atsirakins daugiau lygių. Reiškia, tu pradėsi vis uždirbti už daugiau lygių. Ir taip pat, kaip matai, leadership bonusas, taip, leadership bonusas, kurį tu uždirbi nuo savo lyderių uždarbio, tai pavyzdyje mes turėjome 25%, bet jeigu pažiūrėsi lentelėje, pasiekus aukščiausias pozicijas, tu gali uždirbti net 50% nuo savo lyderių uždarbio. Tai įsivaizduok, tavo lyderis uždirbo 1000 eurų, tavo kompanija sumoka 500 eurų. Tavo lyderis uždirbo 5000 eurų, tavo kompanija sumoka 2500 eurų. Visai neblogai, ar ne? Labai geras uždarbis. Čia tikrai yra pelningas verslas ir jeigu tu
turi, kaip aš sakau, verslo kaulelį savyje ir turi didelės ambicijas, didelius tikslus ir nori uždirbti daug, čia tikrai gali save realizuoti ir daug pasiekti. Keisdamas arba keisdama kitų gyvenimus, tu pakeiti savo gyvenimą. Kuo daugiau žmonių pasidalinsi šiuo produktu ir šią galimybę, tuo daugiau tu uždirbsi. Keletas uždarbio pavyzdžių, kiek galima tikėtis uždirbti. Pavyzdžiui, jeigu tu esi tiesiog affiliate, kuris užsiregistravo nemokamai ir tau nereikia daryti jokių asmeninių apyvartų, tu tiesiog, kada nori, tada užsisakai produktus, tau neprivaloma. Taip, jeigu tu pakvieti 25 klientus, kurie perka Perfect Gut plus aktyviosius tos funkcinius lašus, tu uždirbsi 700 eurų per mėnesį, turint 25 klientus. Jeigu turi 50 tokių klientų, tu vis dar affiliate. Tu nemokamai užsiregistravai, tau jokių startinių paketų nereikia pirkti, jokių apyvartų daryti ir nereikia įsigyti mokymų sistemos. Taip? Jeigu turi 50 klientų, uždirbsi 1600 eurų per mėnesį. Jeigu tu tampi IBO, reiškia, jau darai 80 taškų per mėnesį ir išsiperki mokymų sistemą ir turi 50 klientų ir 3 komandos narius, kurie turi po 50 klientų, tu uždirbsi 2650 eurų per mėnesį. O jeigu tu esi IBO su 6 komandos nariais, kurie irgi turi po 50 klientų, tu uždirbsi net 12 000 eurų per mėnesį. Virš 12 000, 12 700. Arba kitas pavyzdys. Įsivaizduok, tu esi IBO verslo partneris ir tu randi influencerę, kuri turi 50 000 sekėjų. Ir ji pradeda reklamuoti šios kompanijos produktus. Ir 10% jos auditorijos nuperka produktą už 100 eurų. Tas influenceris uždirbs 135 000 eurų, o tu, kaip jį pakvietęs žmogus, uždirbsi 24 000 eurų. Tai yra labai pelningas verslas, jeigu juo dalinsies su kitais žmonėmis. Džilijų šūkis – viskas apie tave. Tai yra tavo kelionė, tai yra tavo kompanija, tai yra tavo produktas ir žinoma tavo komanda. Čia gausi asmeninį palaikymą, čia gausi įrankius, čia gausi idėjas, čia gausi patarimus. Mes labai nekantraujame dirbti kartu su tavimi. Na, o dabar kreipkis į žmogų, kuris atsiuntė tau šį video, arba spausk ant nuorodo šio video aprašyme ir galėsi prisijungti prie mūsų komandos.